Esplanados parkas. Ar galite pagalvoti, kad šitas parkas kadaise buvo ganykla karvėms? Įsivaizduokite, kad čia ateinate ir nusiperkate šėžutėlio pieno iš ką tik pamirštų karvių. Jei norite nusipirkti pieno šiandien, jums teks eiti Syvos parduotuvę pietinėje esplanadoje, suomiškai Etelė esplanadai. Mat Esplanados parkas turi dvi pusės gatves – šiaurinę ir pietinę. Kai ši vieta tapo parku, švediškai kalbantys gyventojai galėjo vaikščioti šiaurinę Esplanados pusę, o suomiakalbiams atiteko pietinė Esplanados pusė. Taip pat įdomu, kad po visų parkų yra įrengtas vandens rezervuaras. Jis talpina 25 milijonus litrų vandens. Tiesiog pabandykite įsivaizduoti, kad po jomis tyvuliuoja 10 olimpinių baseinų dydžio požemio vandens telkinys. Šis vanduo nėra geriamas, jis naudojamas aplinkinių namų šildymui.